Sveiki, jūs žiūrite Slešą ir su jumis esu aš, Gedas. Ir šiandien ant stalo mes turime 2015 metų pradžios MacBook Pro 13 colių. O šioje dėžėje randame MacBooką 13 colių dydžio su Intel i5 procesorium, kuris yra 2 branduolių, 8 GB RAM, 128 GB SSD, Retina ekranas, nuobodu. Ir randame patį MacBooką. Yeah, boy. Tai va, čia MacBookas, o MacBooko dėžės viduje randame jungtuką be laido ir patį laidą. Ir pakrovėją su magnetiniu pakrovimu, ko naujasis Macas nebeturi. O, vokelis. Instrukcijos. Viskas, ką rasite dėžėje. Apie kompiuterio išvaizdą. Viršuje yra randamas apšviestas Apple logotipas. Nugarėlėje atsilenkimo mechanizmas, kuriame netgi matosi yra oro srautų padarytos skylės. Priekyje nieko, tik tais griovelis, kad atverti kompiuterio ekraną. Dešiniajam šone rasime USB 3.0 jungtį, HDMI jungtį, kortelių jungtį, kur kišasi kortelės. Kitame šone pakrovimo laida, kuris yra magnetinis, 2 Thunderbolt jungtis, kurios gali palaikyti ir duomenų perdavimą, ir vaizdo perdavimą 4K raiškos. Tada yra dar viena USB 3.0 jungtis, bei audio ir mikrofono jungtis. O apačioje yra garsiakalbių ir ventiliacijos padarytos skylės viename ir 4 kojelės guminės, kad neslidinėtų kompiuteris po stalo. O apie šį išvaizdą daugiau kaip ir viskas. Na, o atvėrus kompiuterio ekraną, logotipas užsidega ir randamas Retina 13 colio ekranas bei klaviatūra ir trackpadas. Na, jeigu plačiau, tai klaviatūra yra apšviesta. Aišku, dabar nelabai matos, bet pasižiūrėjus matos lemputė šviečia. Ekranas, kaip ir priklauso Apple renginiam, yra Retina, todėl individualiai pikselių plika akim neturėtum įmatyti. Trackpadas, jisai pats neslankioja, jame yra vibracijos mechanizmas, kuris susimuliuoja paspaudimą ir tai yra labai keistas jausmas. Nes tu ne tik, kad paspaudi ir atrodo, kad paspaudi, bet gali įspausti. Aišku, jis neveikia, kai yra kompiuteris išjungtas. O šiaip? MacBookas. Ajo, yra štai čianai kamera ir yra šviesos jutiklio sensorius. Viskas. Aš Gedas. Ir šiandien mes turime Huawei P10. Dėžutė atrodo iš pirmo žvilgsnio neypatinga. Yra Huawei design užrašyta. Kolonėlės nėra stebuklingai garsios, bet tikrai pakankamai garsios, kad galima būtų žiūrėti video, klausytis muzikos, dirbant su kompiuteriu. O ekranas, bent jau žiūrint Full HD raišką, aštrus. Toks. Jaučiasi, kad tai yra tikrai Retina display, nes vaizdas aštrus, nesimato jokių pikselių, jokių kvadračių. Vaizdas yra lygus gražus. Tai yra nuostabu žiūrėti. Tikrai. Kompiuteryje yra sumontuota 720 kamera, bei šone yra mikrofonai. Todėl puikus kompiuteris videokonferencijom, bei ir turėsi daug kompromato prieš savo draugus. Apie naudojamąsi MacBook. Jisai yra šiek tiek kitoks negu Windows'ose. Aišku, galima apie tai būtų plėstis 3 valandas visą naktį ir dar daugiau. Tačiau mes to nedarysime. Trumpai pasakius, MacBook'e visa darbo aplinka yra tik tais darbalaukis. Į jokius disko vidinius failus, kur kas įrašyti, visą kitą nelabai įlysti įmanoma, nebent einant per terminalą, programuotojų dalykai. Tačiau, pavyzdžiui, pasisiuntus Skype'ą, tiesiog paspaudžiama ant jo, jisai yra
kaip ir atidaromas ir tada jį tiesiog galima arba taip naudoti, bet jisai nesiskaito instaliuotas. Arba jį paspausti, laikyti ir jisai yra iš karto instaliuojamas į kompiuterio vidų. Ten, kur yra visi programiniai failai, visa kita. Štai yra jis instaliuojamas, viskas. Paprasta. Vieniems žmonėms patiks, kitiems ne, skonio reikalas. Dabar pasižiūrėsim, kaip šis MacBookas susitvarko su užduotim. Seniau mes renderidavom video, kaip šį, kurį dabar vėl renderinsim, tai užtrukdavo ant senojo kompiuterio 4 valandas. Dabar mes padarysim ant MacBooko. Jis yra panašių nustatymų, pasižiūrėsim, kaip jam seksis. Taigi, spaudžiam ir štai pradedam. Start. Tai va, o šiaip MacBookas turi tikrai gerą bateriją. Jinai nėra didelė, tačiau sugeba išlaikyti, dirbant su kompiuteriu, apie 7 valandas tvarkant dokumentus ir apie 4 valandas tvarkant video. Todėl tikrai įsimetus kompiuterį kuprinę, galime išvykti kur nors, tvarkyti video greitai, failus ir manau, pilnai darbo dienai to užteks. O, 7 minutės 53. Jau, ir nepajungus pakrovėją. Pajungus pakrovėją dvigubai greičiau. Patikrint. O, aš girgai, buvai veivar. Strakam savo išmanai pakrovėją. Mano plika jagiai atrodo, kad kraunasi greičiau. O, 5 minutės 24. 2 minutėm su pusė greičiau. Tai gerai. Tai labai gerai. Pajungus ant pakrovėjo veikia viskas greičiau. Tačiau vienas pastebėjimas. Kompiuteris, aišku, kai procesuoja tokią informaciją, jisai labai įkaista. Tačiau ventiliatorius jis nepradeda staigiai ūžti. Jis tiesiog labai lėtai. Jis įsivažiuoja. Nustoja. Tai yra keisti, nes atrodo, kai jau duodi daug darbo, ventiliatorius turi varyti pilnu pajėgumu, kad palaikyti mažas temperatūras ir kad veiktų pilnu greičiu. O čia netaip veikia. Galbūt dėl komforto, kad vartotojas nesijaustų, kas čia per turbo variklį veikia. Nu, bet Apple sprendimai. Aišku, bendrai paėmus, pažanga matosi didžiulė. Nuo 4 valandų iki 7-5 minučių. Todėl mes šį kompiuterį naudosim kaip pagrindinį mūsų darbo variklį ir tikėkime, kad tai pakels mūsų produktyvumą ir kokybę. Tai produktas, aišku, ne visiems, pagal skonį. Turi savo pliusų, savo minusų. Kol kas buvo matomi daugiausiai tik pliusai ir labai džiaugiamės šiuo pirkiniu. Ačiū, kad žiūrėjote laidą Slashas, su jumis buvau aš, Gedas, apžvelgiam MacBooką ir susimatysime kitą kartą. Ate!